Labas rytas, vadybininkai. Ką išsimiegojom pirmą naktį savo nuostabiuose apartamentuose. Dova dar neatsikėlas, bet labai gerai, kai turi asmeninę baristą. Va. Kavyklė bus paruošta. Savinio daras, man jau kava paruošta. Kepsim pusryčius. Šiaip, jeigu jau aš, tai labai gerai. Biški buvo triukšma čia, nes šalia stadione buvo kažkokia šventė iki 2 valandų nakties muzikėlė tirli pirli, bet aš kadangi tiek atvairavęs, biški pavargęs buvau. Dova sakė, liktais kažkiek tais buvo, kad nemiegoja, ne? Nu tai apkalus pavėžė, išjungė viską. Sorry, iš tuos aš vėluoju dar. Tai va ką, žodžiu, einam pusryčiauti. Po pusryčių dušan ir ieškosim, kur šiandien važiuoti. Dar nesugalvojau kur, bet sugalvosiu. Kavos pagėrėm, atėjo laikas pusryčiam. Dova dar geria vis. O kas skaniai. Žodžiu, pusryčiam bus kiaušinienė su dešrelėm. O kada bus? Bandelės dar yra. O skanės ar paprastas? Nu tos, kur vis laikų mėgsta. Tipo tos Lidlinės? Jo. Nieka gera. Bet kas svarbiausia, ko mes laukim. Ko mes laukim, pasakyti. 4 metus kempingavom ir neturėjom keptuvės, o dabar turim. Ajo, žodžiu, dar nieką nesirašėm, tai nesidedam. Šiandien vėlai išvažiuosim. Jo, šiandien išvažiuosim vėlai, nes tiesiog norim pasimėgauti pirmų rytų, atsimint, kaip čia smagu. Nei daiktai nepradėti dėti, nei man mocų, nei niekur. Da bandžiau su dronu paskraidyti. Nelabai kaip gavos, bet gavos kas gavos. Čia visi rūbai motociklistų sudėti, dar reikia šalmams stiklus nusivalyti, nes žiauriai baisus. Atils tau tie visi kiaušiniai? Visi netrūks. Kodėl? Tils. Pažiūrėkit, kaip aš ilgai šitą laukiu. Nu dai mes porą, tils tikrai. Tai kur mes tiek suvalgysim? Taigi kas čia yra pusryčiai? Man 4 reiko, čia tik 6. Mano kulinarė. Šiaip mes dažniausiai turim darbus pasiskirsti, kas ką veikia, bet pamatysit procese visam. Jo, šiandien visiškai ne pagal planą nieks, nu, kai mes jo neturim, bet... Tu kaip tai pradėsi sakyti, kad nepalį planą, tai visi galvos, kad mes meluojam. Ne, nepalį planą, nes aš turiu savo darbus, tu turi savo darbus, šiandien tokie išsibarsti. Nu, dar neįsivažiavom į rutiną atostogų. Taip. Nes aš darau kavą, pusrytėlį. Netiksliau, tu darai kavą visada. Tai aš darau kavą ir aš palapinę surenku ir miegmaišės. O jinai daugiau visą kitą aplinkui. Viską lanks, aš nekenčiu lankstim. Pakuoti nekenčia. Nekenčiu pakuoti. Kur mūsų pipiriukai iš namų pasimti? Nežinau, pipiriukai kur yra. O, druskėlė, pipiriukai, viską turim. Tai va, čia toks kempingėlis. Kaip ir minėjau, ten, va. Kažkoks yra stadionas, ten chebra lošia, kažką šventė, tai čia muzika groja, rėkauja, dainavo. Bet reikia visiems atsipalaiduoti, ne? Taip. Bet jaučiu, čia tam kempinge turėjo būti piktų žmonių ant jūsų pykusių, kad neleido jiem ilsėtis ramybėje ir tyloje. Bet šiandien, sakyčiau, normaliai, iki 2 nakties esam buvę kempinguose, kur iki pat ryto levoja, kur ten garsai tokie, kad neįmanoma miegoti. Šitam iki 2 tiktai, bet labai garsiai, nes su mikrofonu dainavo, rėkė, ten, Jėzau, tu nusidainavo į pievas. Gerai, baigi iškepti mūsų kiaušiniukai, varom valgyti. Tai palikau Dovą pakuoti tašės, aš viską išardžiau, ką reikėjo, o jai liko viską sudėti savo vietas, nes jinai atsakinga už pakavimą, kas kur sudėta, taip toliau ir panašiai. Tai va, sakau, parodysiu, kur mes čia esam. Esam, va, Donau Camping. Čia jisai randas prie Dunojaus upės. Buvom mes čia kažkada, nežinau, prieš 3-4 metus, tai kažkaip išsisaugojau šitą vietą ir prieš išvažiuojant į Austriją, sakau,
žmonai, davai, parašy, gal leis palikti mašiną jie čianais. Tai išsibukinom vietą, viską, vienai parai 8 eurai parkingas kainuoja. Tai apie 8 eurų kainuos palikti viską. O už šią naktį sumokėjom 30 euriukų. Už palapinę, 2 mocus ir 2 žmonės. Čianais kiekvienam kempinge vis skirtingai skaičiuoja. Vieni skaičiuoja tik už vietą, kiti skaičiuoja, kiek žmonių yra, kiek transportą, kiek, tarkim, atvažiuoji su priekaba ir su namelio ant ratų ir mašiną, tai jie vėl skaičiuoja atskirai, bet būna tiesiog, kad skaičiuoja už vietą. Tai va, čia tokia va Dunojaus upė. Faini viečikė. Ten biški toliau yra labai smagus keliuks mocam. Platus, vingiuotas, žiauriai faina. Čia kas per bažnyčią pilis neįsivaizduoju. Tikrai neįsim žiūrėti. Čia irgi galim tam kempingę pasimti dešrainiukų, alučių, geros. Tai visi privalumai, žodžiu, viskas vienoje vietoje. O aš ką jaučiu? Varau atgal. Žiūrėti, kaip dauvai sekas dėti viską į savo vietas. Tai va čia po kairę pusę yra kempingo vieta. Kemperių, vanų visokių tais. O čia po dešinę, kur mūsų mocai stovi, šita zona yra palapinių. Tai visi, va būtent šitam kampelį, visi ir būna su palapkim. Nu, Dova, kaip tau sekas? Gerai. Ką? Kiek šilumos turim? Karštą? Labai. Labai karštą. Sme ką tik išsiplovau gal 5 minutes sausio. Jau išdžiūvo. Tai va, liko nedaug nemažai čia susipakuoti. Atrodo daug, bet iš tikrųjų čia greitai, kokį 15 minučių. Nes viską mes jau išpirkę esam, žinom kas kur kaip. Tai susilankstom kėdę, stalą. Pakuoja geriau negu gamykliniai, pažiūrėk kiek vietos. Nu jau Dova iš vis šiandien ant pakavimo profesionalas. Jep. Žodžiu, susimetam į tašės, viską susimetam ant mocų ir startuosim. Jaučiu, varysim šiandien į Glosgloknerį. Čia jau vienas iš žymiausių Austrijos kelių. Irgi esam ten buvę prieš kelius metus, bet tada baisus oras buvo, tai nematėm nei to visą grožį, matėm tik tai +2 laipsnis ir sniego. Tai važiuosim šiandien gražus oras, važiuosim, tikiuosi jau pasimėgusim to keliu. Šiaip jis yra mokamas, man atrodo, neatsimenu kiek atrodo man jis kainuoja. Tai nuvažiuosiu ir pasakysiu jau, kai susimokėsim. Ai, kalbant apie pinigus, praeitam video pamiršom pasakyti, kiek kainavo mum atvažiavimas iš namų iki čia. Tai priekabos nuoma šito va grožio 108 eurai, man atrodo. Aišku, būtų buvo pigiau, jeigu būtumėm ne paskutinę dieną pirkti. Jo, jeigu būtumėm ne paskutinę dieną, būtų pigiau gal buvę. Tai priekaba 10 ar tai 12 dienų 108 eurų. Kūrus atvažiuoti iki čianais 200 eurų. Kelių mokesčiai 25 eurai. Kas dar? Maistas, pavalgyti savaime aišku. Tai va tiek va ir gavos. Nepigiai šiaip. Bet hobis nebūn pigus malonumus. Ar tu eitum žvejoti, ar tu slidinėti, vis tiek kosmosą kainuoja. Tai va, pas mus saulutė aukštai. Šilda, šuo nieko neveikia, jau visi šlapės nuo antakio, varva prakaitas ant akinių. O taip reikia daryti. Eini pavėsi ir gerai. Kokį nors lopiniuką pavėsi ir slėpies ten. Tai vadovai. Bet va, vaizdas gražus. Sakėm, bažnyčių nematysit, bet va. Kad jau neįmanoma neparodint. Tai sveikata. Skanios kavelės, gražios dienelės. Nekopijuokim kitų influencerių. Savo reikia sugalvoti ką nors. Iki pasimatymo. Ką, prasidės kelionė. Nuotykiai jau prasidėjo, dar kelionė nepradėjus. Iškrovė. O čia nebuvo uždengta? Kas? Ne.
iškrovė X-ui priekabą akumuliatorių. Kai taip, tai neveikia posūkį lempos, bet energija čiulpi. Tai vadovas motocikliuks atrodo taip apkrautas. Mano motocikliuks atrodo taip apkrautas. Nu kas daras? O, žodžiu, nuotaikos kol kas nėra didelės. Reikės galvoti, kaip užkurt, bet tai čia mašinų pilna yra, tai kai grįšim, kažką surasim. Dabar pažvengsim, kaip dova nenuleis kojelės ir užges įjungdama pirmą bėgį. Įsijungiam pasikalbėjimus, kad aš ją girdėčiau, kuriuos moca. Aido maršrutis. Vengti mokamų kelių. 201 kilos ir turim 3 valandas 30 važiavimą. Girdi? Tavis negirdi jie. Tai žodžiu, ką? Kimbam į kilometrus, ne? Varam užkariauti kalnų perėjų visų. Tai karšta, beli kaip turim, kiek mes čia turim? 31. Dabar kol išvažiavau, kol apsirengiau, tai visas šlapės nuo antakių. Ant akinių varvo, bet tikimės, kad prapūs vėjelis važiuojant ir bus vėsu, gera ir smagu. Bet mes čia nesiskundžiam, viskas liuksas, nes visą laiką gali lyt lietus. Nuvažiavom 110 kg, kameras dar nejungiau, nes kalnų nėra, nelabai yra ką parodyti. Kol kas lygomas, baisiai karšta 34 šilumos. Prasidarė šalmus, važiuojam, nes, sakau, prakaits žliaugi tiesiog. Dabar atlėkiam į tokią vietelę pavalgyti. Lengvai, picikę užsisakėm. Dova jau geria kavą. Tai einam pažiūrėti, kaip jinai laikos. Mieloji mano, sėdži, laukia, kol atneš picą micą. Taip, gavau kavutę jau. Kaip kava įvertinimas? Neprasta tikrai. Patinka? Aha. Dabar žiūriu, kas namuose daros. Mama atsiuntė. Ta prasme, Kėdainiuose vyksta plaukimas. Kas toks? Plaukimas, tuoj parodysiu. O Taip, mes su 36 čia, o Kėdainiai plaukia. O kodėl jie plaukia? Audra didžiulė. Ai, kaip? Jo. Normaliai. Tai va, kas su žmona sunku, tai jai su kava įtikti sunku. Nes jinai visas kavinės vertinė iš kavos, jeigu dumblas, tai blogai, jeigu skani, tai gerai. Tai baristai priklauso. Mano darbas toks. Vertint kavą. Tavo maistą, mano kavą. Viskas, laukiam picos. Tai pizza atnešė per... Nepilnai 6 minutės. Numušė 10 minučių neužtruko. Kaip vadina šiandien? Neatsimenu. Provincialė. Provincialė, žodžiu, kaimiška kažkokia picikė. Bandom ragauti, vaizdas neblogas. Kaip matot, picos jau nebėra. Nu, kiek balų? 9. 9? Ai, kiek nebesvaik. Ne, 9 ne. Aš sakau 9. Tada labai valgyti norėjau. Nusipėsami. Kava irgi gera. Kava gal ir gera, pizzai tai duodu, 8. Iki 9 netempė. Tempė. Netempė.
Žodžiu, viskas einam iki procedūrinę ir varysim tolyn. Tai, kol laukiam sąskaitas už picą, tai parodysiu, kur važiuojam. O važiuoju tiesiog, va, radau tokį vingiuotą keliuką. Pim, čia pavingiuojam, čia kažką paveikiam, pasifotkinam ir vėl, pim, vingiais grįžtam. Ir tada jau nuo čia varysim į Glosgloknerį. Kiek Dovilės mokėjom už pizzą, kavą, kolą ir vandenį? 27 eurus. 27 eurai. Truputėlį skauda širdį po pernykštės kelionės, pernai buvom Juodkalnijoj, tai 27 eurai būdavo visai dieną. Už 27 eurus gaudavom kempingą, gaudavom pusryčius ir 2 gyros dar gaudavom. Ojei, daug geriau. Bet nelyginam. Nėra baisiai, čia Austrija, ne Juodkalnyje, tai viskas okei. Sėdam ir lekiam. Lyka iki tos vietos, kur ką tik parodžiau, 100 gal kilų. Sustojome mažai pertraukėlį. Nuvažiuota yra tiek nuo kempingo. Ir vaizdeliai jau va tokie. Paskui nueisiu, parodysiu iš arčiau, bet negalėjom nesustoti. Jau. Prasidėjo gražieji kalnai. Justelis yra pasitarimų kambarį. Žiūri, kur mums važiuoti toliau. Taip? Žiūri, kur važiuoti toliau? Jau, bet ryšio nėra, tai vargstu biškį. Taip. Kažkas ne taip prašo, bet niekas rasti. Tai va. Ir lieksti... Šiek tiek ilsimės. Aš jau ilsinu savo pečius. Apsidengus, nes jau nudegiau. Pasakyk, kokiam aukštį esam. Ne. Esam 560 metrų aukštį. Ten kažkur gatvės pavadinims ir bet neatsimenu ir esam Nueisim. Sakyk, ką Vokietijai. Jo, mes Vokietijai. Vidury kalno persivertėm per sieną. Dabar esam Vokietijai. O, ryšys atsirado, bandau ieškoti kažką. Nu, ieškok. Tai žodžiu, užkilom į tokį aukštį ir vaizdelį iškart. Su dronu sakai, kad turim video. Tokie. Turim su dronu video šiek tiek padarę. Aišku, kiek ten gaunas, tiek nelabai, bet nu wow. Tai susitiksim ten priekį. Tai va, mes esam čia. Palauk. Rosfeldstraße. Aha. 999 kelias. Šitoj stovėjimo aikštelė apžvalgos. Ir mašinam mokamas kelias, mocam nemokamas. Taip. 999. Kelio numerį. Tai va, einam, parodom, kas ten yra. O tai tu dar nerodai? Tai aš tik parodžiau iš čia. Tai va, keliaujam visi kartu. Sakė man jums kažką papasakot. Nelabai žinau ką. Labai gražus keliai, daug gražių vingių. Jau prasideda ta tikroji Austrija, nors dabar esam Vokietijai, bet čia tik tai tokį gabaliuką. Tai buvom sustoję skaniai pavalgyti, jau tą matėt. Ir tiesiog važiuojam, vingiuojam. Bandom apsiprast su visom dėžėm, nes man tai labai sunku dar. Visgi pirmas toks rimtesnis išvažiavimas yra, tai kol kas man apsiprast dar su dėžėm šiek tiek sunku, kaip į posūkį, kurį guldyti, tai va,
šnekėjom su vyru, kad man į kairę dar šiek tiek baisu, o į dešinę man daug kažkaip paprašiau, nors kiti sako, kad kaip tik jiem į dešinę yra sunkiau negu į kairę gult. O man kažkaip į dešinę sukant, nugulant, kažkaip paprasta atrodo, bet va į kairę man, gal dėl to, kad apkrautas tas motociklas, dėl to taip atrodo baisu, bet tai va dar šiek tiek stengiuosi, bandau taip neskubėti, iš lėto važiuoti, saugiai prisistabdau, kur reikia, nes tikrai dar baisu šiandien. Kai jau apsiprasim, tada jau, kaip sako, vyras nepavys. Ne, svarbiausia saugumas yra. Mes nelakstom, mes kaip vadinam, mes ne motociklistai, mes keliautojai ant 2 ratų, tai taip ir darom. Tai va ta gražioji vieta, tokia apžvalgos aikštelė, čia labai daug superkarų važinėja. Nežinau, nu ten gal biškį matosi, praėjau, paskui praeisiu parodysiu. O mano pirsas visi lenda. Tai va, pirmoji mūsų sustojimo gražioji vieta, kur jau matosi Alpių kalnai. Ir nežinau, ar girdėsit, bet to pačioj girdisi karvutės, tos milkas su savo skambaliukais ant kaklo. Štai. Tai va, parodžiau, sustojom, pailsėjom ir važiuosim toliau. Šiandien nežinau, ar sieksim tą Grotsloknerį pasą ar nesieksim, nes dar šiaip nemažai liko. Bet neblogai ir važiuosi, nors ir neskubam. Mano pečių apsaugom krito. SPF aišku nepasiėmėm, kaip visada. Kur reikia pasimti iš namų, tai ne. Taigi nusipirksim, kas čia yra. Jo, kai reikia, nėra nei vaistinės, šalikeliai, pakeliai. Plus šiandien yra sekmadienis. Europoje sekmadieniais niekas nedirba. Tai tenka, taip saugotis. Nes praeitais metais irgi pirmą dieną kažkaip nepagalvojau, nepasitepiau, galvojau, taigi važiuosim visą laiką. Jo, bet reikėjo nusimti striukę vienoje vietoje, kitoje, trečioje. Ir jau pirmą dieną taip nusvilau, kad nepasimokiau. Kon jūs. Gerai. Gražios karvutės. Tai ir labas, sveikinasi iš saulėtosios Norvegijos, iš darbų. Kaip ir buvau minėjęs prieš tai porą video atgal, kad
atostogų video pabaiga pradingo. Tai bus šito video ir dar vieno video, man atrodo, kad bus be pabaigos, tai opa ir bet kur nutrūksta. Tai ką padarysi, video gavas toks, kai gavas. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas laikinat, ačiū, kas komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim už savaitėlės. Viso.